Turim gražią šeimą, 4 vaikučius. Praeitų metų birželio pradžioje susirgo mūsų Auksė limfoblastinė leukemija. Intensyvų gydymą turėjom iki gruodžio mėnesio ir nuo sausio pradėjom palaikomąjį gydymą. Pati gydymo pradžia buvo gan sunkoka, nes Auksei negalima toksiškų vaistų stiprių, nukrito kraujo rodikliai, šiek tiek teko pakoreguoti vaistus. Ta prasme, gavome vaistus, kur jie būdavo mėnesiui skirti. Ėjom kas 3 paras į skyrių pasikeisti vaistų. Gyvenom svečių namuose. Praėjom tą laikotarpį 2,5 mėnesio su šitais vaistukais. Grįžom į namus, paskui dar gavom tą pačią dozę mėnesį ir jau paskui nuo rudens šiek tiek atsipūtėm. Liga pakeitė mūsų gyvenimą iš esmės iš tikrųjų. Teko ir sunkiai išgyventi tą laikotarpį. Liko namuose dar 3 vaikai, mažoji buvo 3 metukų, bet atlaikėm tą sunkų laikotarpį, kad ir po tų 2,5 mėnesio grįžom į namus, galėjom pasidžiaugti vaikais nors tas 2 savaitės. Sodybą pirkom dėl Auksės praktiškai, nes mūsų Auksė labai aktyviai jinai šeimoje. Kaip mes, kad sakom, čia mūsų tas saulės spindulėlis, kuris įneša daug saulės spindulių ir šilumos. Taip, parašėm svajonių laišką Rimanto Kaukėno fondą, išpildyti vaikų svajonę, tai tapo mažas namelis vaikams, o paskui palaipsniui bus ir didelis namelis visiems. Nu, ta prasme, teko iškoti močiučių, kas pabūtų su vaikais tuos savaitgalius ankstesnius, nes teko važiuoti ir žolės pjauti ir darbuotis negalėjom vežtis. Vaikam įdomu buvo, kodėl mes negalim važiuoti. Tėtis su mama važiuoja, kodėl mes negalim. Teko biškai slėpti viską, kad būtų tas vau toksai, kad vaikams patiktų. Labai norim padėkoti Vilniaus Santariškių onkologinio skyriaus visom slaugytojom, daktaram, iš tikrųjų ir mūsų daktariai Vilmai Rutkauskaitei, kuri labai daug prisidėjo prie viso šito ir palaikė ir vis dar skatina, kad viskas bus gerai. Ir taip pat norim padėkoti ir Rimanto Kaukėno paramos fondui už dovanas vaikam ir už pagalbą. Ir norim padėkoti Nidoje, labdaros fondo vakaro metu aukojusiems žmonėms.